Tai, kas įvyksta mūsų patyrime, visada yra įtraukta į dievišką planą. Kodėl? Nes tai vyksta. Reiškia, visa visata tam suteikia leidimą. Ir tai yra integrali bendro proceso dalis. Ir labai aktualu yra suprasti, kad mums nereikia forsuoti visko supratimo, kaip ir neskubėti šokti prie grubių išvadų. Tai reikia ilsėti supratime, kad viskas harmoningai atsiskleidžia natūralioje įvykių sekoje, kurią ir galime aiškiausiai sekti būnant laisvame atvirume. Ir be abejo, į tai įeina smalsumas bei tyrinėjimo kelionė. Tačiau jos sklandumą palaiko mūsų vidinė taika su viskuo, taip kaip viskas esamu metu pasireiškia. Tad būk šventoje ramybėje. Viskuo yra pasirūpinta ir viskas yra gerai. Ir atmink, egzistencija arba Dievas yra vienas ir beribis pats dėl savęs. Todėl visas šis fenomenalus gyvenimo skleidimasis yra geranoriška mistika. Mėgaukis. Štai vakarą, tiesiog vakare, jau prieš miegą, taip labai giliai išjaučiau šitą žinutę, parašiau ir šiandieną pasidalinau. Nes iš tikrųjų mūsų šitose žmogiškose gyvenimuose įvyksta labai daug stiprių patyrimų, galbūt labai sukrenčiančių kažkam patyrimų. Mes išgyvename tikrai gilias emocijas, susiduriam su įvairiais iššūkiais. Labai daug nematome, labai daug netikėtumų vyksta, prie kurių galbūt mūsų šitas žmogiškas protas nespėja prisitaikyti ir taip toliau. Tai va dėl to aš ir noriu įnešti šitą žinutę, kad visą tai įnešti tos tikros šventos ramybės, kad viskas, kas įvyksta mūsų patyrime, yra įtraukta į dievišką į planą. Ir vėlgi, logika yra labai paprasta, nes tai įvyksta, reiškia visa visata tam suteikia leidimą įvykti. Ir tai reiškia, jog tai yra integrali bendro proceso dalis. Ir vėlgi, ir tu esi tas visas bendras procesas, tu esi ta pati visata, tas pats Dievas savo savęs tyrinėjimo ir mylėjimo kelionėje. Ir tai yra begalybė, tai yra mistika. Tačiau ta mistika yra geranoriška, nes vėlgi, tame nėra nieko svetimo. Ir viso to šaltinis yra tyras. Tai yra tyras buvimas. Tai yra tyra malonė. Ir visa kita yra tik tais jau tos malonės išraiškos per įvairiausius kontekstus, kartais net ir labai kontrastingus kontekstus, kaip ir va šitame mūsų žmogiškame gyvenime. Tačiau visa tai vėlgi kreipia mus plėsti savo perspektyvą ir tada viskas gražiai susidėlioja į harmoningas vietas ir mes tada galime vis labiau ir labiau jausti tą nenutrūkstamą malonę pačiame atsiskleidime, pačioje mistikoje. Štai, labai aktualu yra suprasti, kad mums nereikia forsuoti visko supratimu. Vėl, kada tu iš tikrųjų pabundi šitą faktą, kad tu randiesi begalybėje, jog visa šita egzistencija ir gyvenimas tai yra grina mistika ir magija, tai vėlgi tada atsipalaiduoja tas poreikis viską išsiaiškinti, viską suprasti, viską kažkaip sukontroliuoti, sudėlioti į dėžutes, užrakinti, kažką ten užsitikrinti ir panašiai.
kas ir kuria visą stresą ir kančią. Va, ir tada tau nereikia skubėti šokti prie įvairiausių išvadų, vat kas dažniausiai ir įvyksta. Tai įvyksta kažkoks stiprus mūsų asmeniškai paliečiantis įvykis ir va tada kyla tos asmeninės reakcijos pagal tai, kaip mes buvome sąlygoti savo gyvenime, ko buvome išmokyti, kaip mes buvome išmokyti, viską sureikšminti, reaguoti. Tai va tada būna, kad taip inertiškai mes šokame prie tam tikrų išvadų ir tada nuo jų kenčiame. Arba kažkiek kiti žmonės ten sureikšmina ir mes priemame tas jų reakcijas ir taip toliau. Po to atsiranda tas toksai grubumas, priešiškumas, nepasitikėjimas, cinizmas. Iš tai. Vietoj viso to, tu gali tiesiog rinktis, ilsėtis tame supratime, kad viskas tobulai, harmoningai skleidžiasi natūralioje įvykių sekoje. Vėlgi, ir tu gali tą įvykių seką patirti aiškiausiai, švariausiai, kada esi šitame laisvame atvirume, geranoriškai mistikai. Lyg žiūrėtum įtraukiantį mistišką filmą. Bet be abejo, čia vis tiek yra interaktyvi kelionė ir tame įeina tavo asmeninis smalsumas, tavo tyrinėjimas, tyrimai, ieškojimai, dialogai, eksperimentai ir taip toliau. Tačiau vėlgi visą šitą procesą tu gali patirti sklandžiausiai, kada palaikai tą stabilų absoliučios taikos pagrindą su viskuo, taip kaip viskas pasireiškia. Kad ir kas tai bebūtų. To neiškeiti į taiką. Ir su ta taika tu eini per viską. Su tuo besaliginiu pasitikėjimu tu savo ir atskleidi vis labiau ir labiau plačią ir įgalinančią ir laiminančią perspektyvą. Bet būk šventoje ramybėje ir žinok, jog viskuom yra pasirūpinta. Viskas yra gerai. Ir taip rašosi mano 4. knyga, kuri greičiausiai ir vadinsis apie tai, kaip viskas iš ties yra gerai. Net jeigu kartais tu to negali suprasti tame momente. Vis tiek žinok, jog viskas yra gerai ir viskas atsiskleidžia savoje vietoje, savo laiku. Viskas yra integralu, viskas yra viena, viskas yra tobuloj pilnatvėj. Ir iš tikrųjų, viskas, kas vyksta, čia vis pabrėžiu tą vyksmą patyrime. Tai tas vyksmas patyrime vis tiek yra sapnas. Tos esaties, kuri visada ilsisi tobuloje taikoje ir pilnatvėje. Tai tokioj kaip realybėje iš tikrųjų niekas nevyksta. Viskas vyksta tik tais tos tobulos, absoliučios esybės sąmonėje. Ir tai visada kinta. Tai yra beribė kūrinyje, kuri visada atsišviežina.